Sveiki, gerbėmieji. Štai šitoj žalioj knygutėj pats prašiau, 665 sakinys skamba taip. Tai mes dviratį išradinėsim ar pedalus minsim. 1816 metai buvo metai be vasaros, nes 15 metais išsivežė Tamboros ugnikalnis, čia Indonezija. Daug vulkaninių dulkių, temperatūra nukrito, derlius nesudėrėjo. Krito arkliai. Ir Karlas von Dreisas sugalvojo surasti daiktą, kuris būtų dviratis. Aišku, jisai jį pavadino laufmašinė, nes pedalų nebuvo. Reikėjo bėgti ir trinti batus, bet buvo du ratai ir vairas. Paskui jisai sugalvojo stabdžius, paskui po kažkiek metų kažkas sugalvojo pedalus, paskui atsirado Gudjeras, atsirado Dunlopas, jie surado padangas, tada kažkas surado grandinę ir maždaug nuo išradimo iki daikto, kurį mes pažįstam šiandien, praėjo apie 100 metų. Jo, anekdotas. Dviračiai masiškai buvo naudojami kariuomeniai. Per Pirmą pasaulinį karą, per Antrą pasaulinį karą, tarpukaryje ir Lietuva turėjo, kaip sakant, ištisas kopas pėstininkų su dviračiais, žvalgai, pasiuntiniai buvo su dviračiais, nes dviračio maitinti nereikia, pavežti galima daugiau negu panešti ir kuro jam irgi nereikia. Taigi, eina kareivis į žvalgybą. Vadas kviečia, tu kur eini? Sako, į žvalgybą. Tai tavo dviratis geltonas. Sako, bet juk priešas nepatikės. Pamatys ir nepatikės, kad aš einu į žvalgybą. Gerai. Dar vienas. Vadas kareiviui sako, kary, tavo dviratis, tavo ginklas, supratai? Sako, supratau biškį anksčiau, kai jisai mane iššovė. Geros jums nuotaikos, geros dienos.